pats baisiausias dalykas žmogui yra kraujas, kai jis pasirodo, kur jo neturi būti, sakykime, šlapime, gali su sėkla pasirodyti. Tai dažniausiai būna jau toks signalas, kad žmogus nelaukia ir kreipiasi tą pačią arba kitą dieną nori jau papulti pas specialistą. Tai va, aišku, dažniausiai tai būna kažkokios uždegiminės priežasties. Mes ištiriam pacientą, pasakom, kokia ta priežastis, dažniausiai tai būna uždegiminiai dalykai, sakykime. Bet tam tikra dalis ir būna tai onkologinis pirmas simptomas, kurį mes pagaunam. Ir tada mums jau reikia jau rimtų gydymų labai užsiimti, sakykime, operacijos ir panašiai, tai visi tie dalykai prasideda. Tai čia toks vienas dalykas. Iš simptomų kitas, aišku, būna šlapinimosi sutrikimai. Jeigu staigas pablogėja labai šlapinimasis žmogui, tai iš tikrųjų labai pablogina gyvenimo kokybę. Jeigu tu negali pasišlapinti arba aš turiu šlapintis kas 10 minučių. Tai ir tas labai tau pablogina gyvenimo kokybę. Tai irgi priverčia iš tikrųjų pacientus kreiptis greičiau. Na ir turbūt tokia trečia grupė tai būtų su seksualiniais dalykais susiję. Tai dažniausiai erekcijos problemos vyrams, sakykime, įvairiam amžiui, kurios irgi atveja pas mus.